Labas, čia reidas, o ten už lango pavasaris. O tai reiškia, kad mes pradėjome lakstyti kaip pasiutę. Laidą pradėsime apie tai, kad vaizdo registratoriai laisvanoriškai būtini. Nes čia kažkas dar bando pezėti, kad jie neįteisinti, kad jie nelegalūs. Štai paklausykit, kaip būtų pravertęs šioje situacijoje vaizdo registratorius. Aną dieną tarp važiuojančių mašinų vairuotojų kilo konfliktas. Jie nepasidalino plačių Šilutės plentu. Žodžiu, augęs vyras gan tikrai nesitikėjau, chuliganiškai vairuoja, sudaro avarinės situacijas. Bandžiau susistabdyti, užkabino ranką. Su kom? Vidurdėliu. Ir bandė bėgti. O kodėl? Nu, nežinau, man irgi kilo klausimas. Aš bandžiau stabdyti, aiškinti, ką jis čia daro, nes prie Rimi BMW padarė avarinę situaciją. Fondai čia irgi padarė avarinę situaciją. Man iš vis nuo žiedo, ta prasme, užkišinėjo prieš. Tai jūs įtarėt, kad jis girtas yra? Nu, nesitikiu, bet iš tikrųjų augas žmogus tikrai taip nedarytų. Supratau. O neturit vaizdo registratorius, neturit? Ne, turiu kaip tik, turėjau, bet... Nu va, kaip blogai, matai. Labą dieną. Labą dieną. Nu sako, kad chuliganiškai vairuojat? Aš sakau, kad jis chuliganiškai vairuoja. Jis vairuoja chuliganiškai? Chuliganiškai. Tai dar man nudaužė veidrodį sustojęs. Pasižiūrėkite, jo ranka sužalota. Sustojo, pribėgo, durų netidarė, kai trenkė su ranka, nudaužė veidrodį. Sudarė mašiną ir dar policijai. Užkišinėjo mašiną, pastojo važiuojant visą kelią, gazuoja, reiškia. Paskui čia man užblokavo iš viso kelią, čia užsuko, reiškia. Noriu iš pulto atidaryti, pas mane užsiblokuoja, nes duris neatsidaro. Pribėgo, kai trenkė, reiškia. O jūs turit vaizdo registratorių? Ne, aš neturiu gailą. Jeigu ką, neturit? Gailą, kad neturiu. Mat, šiuo atveju tikrai gailą, kad neturiu. O tai koks konfliktas kilo? Kame tas konfliktas? Kodėl? Kai jisai važiuoja greitai, užkišinėja kelią, suprantat? Ir yra pristabdo. Su Volkswagenu? Nu, su šito Volkswagenas, taip. Paskui kažkoks daškas draugus čia atsirado su to mažiuko mašinėlį, čia mažiukas Volkswagenas, reiškia. Ir man čia tai vietoj, prie to įvažiavimo, jis užblokavo, užsuko, reiškia, ir puola prie mane. Traukia, duris netidaro, kai jis durų netidaro, reiškia, aš važiuoju toliau, jis lankai trenkiasi. Aš mačiau ranką. Na, jeigu kam įdomu, tai abu incidento dalyviai buvo blaivus. Tačiau kaip spręsti tokį konfliktą, kai jo nieks nematė? Tai dviejų subjektų ginčas. Prašau, galite kreiptis į teismą, tačiau ir ten teisėjai būtų pravartu pažiūrėti, kas užfiksuota vaizdo registratoriumi. Jis juk ne viešpats dievas, jo tuo metu Šilutės plente tai nebuvo. O šiaip čia truputį dvelkia savivaldžiavimo. Bet tai jau netgi ne kelių policijos reikalas. Vienas sekmadienį apie 5:30 vakaro 28-ame kelio Klaipėda-Liepoja kilometre po Vidmantų viaduku prie Palangos prisiskraidė automobilis Peugeot 406. Raseiniškių kompanija išbandė naują Palangos aplinkelį, nors jis dar nepradėtas statyti. Bet tai kokiu girtu balvonu reikia būti, kad išvežus draugę ir draugą į ligoninę eitum savo akumuliatoriaus gelbėti? Ką? Automobilį vairavo jo savininkas Raseiniškis Mindaugas, 35 metų vyriškio organizme rastas vidutinis girtumo laipsnis, 1,66 promilės alkoholio. Avarijos metu keleivių Dainių diagnozuotas kairės plaštakos sumušimas, 34 metų Raseiniškiai Daivai, sėdėjusiai ant galinės sėdynės, diagnozuotas stuburo ir kairės pusės šonkaulių sumušimas. Labai gerai baigėsi avarija, vertinant tai, kad pagal vartymąsi žmonės automobilyje turėjo pajusti laisvo kritimo malonumus. Ir per stogą versasi, ir per šonus, ir pirmin, ir atgal. Luna parkas Palangoje dar neveikia, tai nors taip prasilinksmino žmonės panorę aplankyti kurortą. Ši vieta nemėgsta girtų vairuotojų ir atvykėliams čia ne pyragai. Tiesiai nuvažiuoja girti arba girti ir nevietiniai, o čia ir toks, ir girtas, ir iš Raseinių. Prieš kelis metus čia per avariją žuvo jaunutė mergina, kai girta vilniečių kompanija sugalvojo atvažiuoti į kurorto sezono atidarymo šventę. Šiais metais Klaipėdoje per avarijas žuvo 2 žmonės. Abu pėstieji, abu toje pačioje pėsčiųjų perėjo Taikos prospekte. Netrukus po žmonių žūčių čia buvo įrengti greičio slopintuvai, tačiau čia vėl žalojami žmonės. Trečia Taikos prospekto eismo juosta važiavo vilniečio vairuojamas krovininis mikroautobusas Renault Master. Pasak vairuotojo, jis prieš greičio slopintuvo kalnelius buvo pristabdęs, kairėje pusėje skiriamojoje juostoje ant šaligatvio matė stovinčią pagyvenusią moterį, kuri užstojo mergaitę. Ta išbėgo į gatvę ir susidūrimo išvengti nepavyko. Ėjo moteriškė šalia ir jinai iš jos šoko kažkaip, aš net neįsivaizduoju. Iš kairės pusės, taip? Taip, iš kairės, bet čia akimirksnį. Aha, supratau, jinai ėjo su mama, taip aš suprantu? Ne. Nes ten ne mama? Ne mama. Mama paskui atvažiavo. Ai, mergaitės mama atėjo, supratau. Aha. Ir jinai išbėgo, jūs galvojate, išbėgo jinai? Jinai
Aš jos net nepastebėjau, suprantu. Supratau. O jūs buvot pristabdęs prie to greičio slopintuvo? Buvo? Supratau. Nu ką, 10 metų mažai galėjote ir nepastebėt, kaip jinai išbėgo. Nu ką padarysi? Toks gyvenimas. Niekas gyvenimas. Nieko, nu viskas tvarkoj. 10-metė mergaitė atsitrenkė į kairės pusės priekinį krovinio transporto sparną su kuprinė ir nukrito ant žemės. Į sąmonės praradusi nebuvo. Medikai ją išveš į ligoninę, jai sutrenkta galva, lūžo kojos pėda. Koja buvo pervažiuota. Dėl šios avarijos Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kraujospūdis pakilo ir vairuotojui, kuris nuoširdžiai atsiprašinėjo įvykio vietą suskubusios mergaitės mamos dėl incidento. Šiais metais šioje pėsčiųjų perėjoje jau žuvo 2 žmonės. Pirmu atveju pripažinta, kad per gatvę ropojęs neblaivus vyriškis tai darė neleistinoje vietoje, jis buvo užmuštas už pėsčiųjų perėjos. Antras incidentas pasibaigęs moters mirtimi tyriamas iki šiol. Herkaus Manto gatvėje 2 draugai nepasidalino plačiausią uostamiesčio gatve ir vienas buvo suvartytas taip, kad įsiklybino 2 ratus ir dar ant žolės nutupė ir dar prieš eismą nosį atsukęs. Abudu lenktyniavot? Ne? Mes nelenktyniaujam. Nelenktyniavot? Jūs geri vaikai esate, Mes esame vaikai plačiai. Bet supratau, tu vairavai? Pasatą aš. Pasatą tu? Nu ir kaip išėjo čia? Palauk, truputį nesikiš truputį dabar. Nesikiški pokalbį su vyrais. Kaip Nu, akla zona. ta prasme. Nu, pabučiau šoną, reikiavos ir pušti. Tu važiavai pirmą juostą. O tu antrą važiavai. Ir jūs esat nepažįstami. Pažįstami nuo pat gimimo. A, berniukai. Mes draugai. Supratau. Nu ir ką? Ir kas atsitinka? Nieko, kas atsitikė. Driftas. Driftas. Nu gerai, tu driftinai ir viską supratau. O tu ką darėjai? Vėl. Sakinėjus. Supratau, aišku, viskas. Aišku man. Ir Beveik kaip žiemą. atvarėt į stulpelį šitą. Net palėtėm nei vieną. Šalia. Nei vieną nepalėčiau. Ant tiek išvairavau mašiną. O kiek vairuoji? Jau metai. Jau metai? Yra metai, keli mėnesiai, 4-5. Nu tai jau tikras vyras esi. Jau gali driftinti čia prie Studlendo. Ne. Mieste niekaip. Supratau. Nu tu dabar norėjai pasisakyti kažką, ne? Ne, dylas. Šiaip atėjai tu. Ne, aš su šitais vairuotojais kartu. Supratau. Tu trečias gatvės chuliganas būsi, ja? Supratau. Na, atrodo, kad berniukai nieko neapgadino, tik savo laužus, tad gavo progą pasitreniruoti be klaidų užpildyti eismo įvykių deklaraciją. Šiaip ši vieta nemėgsta greitų mašinų. Kartais šiame posūkyje mašinos išspriegiamos į priešingą eismo pusę. Ši istorija kita, bet apie tą patį, apie atsakomybės stoką vairuojant. O dar vienas chuliganas, bet nors su atšvaitais. Dar ir naktinės kalnaitės, ko gero, irgi su atšvaitais. Tuščią ir tykų sekmanį Žardininkų gatvėje susidūrė BMW ir Opelis. Opelio vairuotoją iškvietė policiją, neva BMW vairuotojas girtas arba gal blaivas, bet greitai važiavo. Ponia patraukė mašiną iš įvykių vietos ir ėmė laukti teisybės. Tai štai, mėlėjai, kada dėl avarijų aplinkybių kyla konfliktas, jokiais būdais negalima traukti mašinos iš avarijos vietos. Atvažiuos policija, karas. Vienas ten stovi, kitas ten. Kas kaltas? Tai gerai, kad BMW vairuotojas be kalbų sutiko duoti 20 litų poniai už tą veidroduką. Tai konfliktas kaip ir išsemtas. Pasirašė dokumentus, kad vienas kitam pretenzijų neturi ir istorija baigėsi. Tikaus sekmadienio istorija. O po jos išauš pirmadienis, bet pirmadienis išauš po reklamos. Dabar motina maitintoja reklama, tai ačiū jai, kad leidžia mums atsipūsti, o po jos toliau laidoje matysite. Klaipėdoje tik kovo pradžia, o jau prasidėjo motociklinių avarijų sezonas. Kitas baikeris pats nufilmavo savo pažeidimus, vos nesutraiškyti pėstieji, 11 kartų pravažiuota degant draudžiamam šviesoforo signalui, Drevernoje BMW vairuotojas po avarijos pabėgo palikę savo girtą tėvą. Ir aišku, jūsų ir mūsų rubriką filmuoja Reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo paskutinis reklaminis klipas, mes tęsėme laidą. Laida Reidas.
Pirmadienį apie pusę 9 ryto Klaipėdoje, kadaise avaringumu garsėjusią Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje susidūrus automobiliui Peugeot 206 ir Enduro klasės pelkių žirgui Honda, ligoninėje atsidūrė 2 motociklų važiavę žmonės – vaikinas ir mergina. Automobilio Peugeot vairuotojas Arūnas, sukdamas į kairę, nepraleido tiesiai važiavusio motociklo Honda, kurį vairavo Audrius, gimęs 1988 metais. Geras reido draugas virtuvėje ant lango prisikliavęs vaizdo registratorių vis mums pametėja vaizdų iš šios sankryžos. Dabar ta saulė sugadino mums reikalus, bet vis tiek matosi pati avarija. Pažiūrėkit. Motociklu važiavę žmonės sąmonės praradę nebuvo, abu dėvėjo šalmus, abu išvežti į ligoninę, abu patyrė nesunkius sužalojimus, patempimai, nubrozdinimai, lūžių nėra. Tad ir ikiteisminio tyrimo nėra. Motociklas ką tik buvo išvažiavęs iš automobilių stovėjimo aikštelės, automobilio Peugeot ekipažas ką tik buvo palikęs vaiką netoliese esančiame vaikų darželėje ir važiavo namo. Peugeot vairuotojui matomumą užstojo priešingoje eismo juostoje, taip pat kairėn sukti ketinės mikroautobusas. Tad jis, sukęs kairėn, nepastebėjo tiesiai pirmą juostą atvažiuojančio motociklo. Jo žodžius patvirtina filmuota medžiaga. Pažiūrėkite dar kartelį. Tikrai prieš jos kairėn suka baltos spalvos transportas. Įvykį ėmėsi tirti Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai. Avarijos vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, abi transporto priemonės išvežė techninės pagalbos berniukai Gedas ir Romualdas. Abu tą rytą mano košės buvo valgę, tad Enduro pakėlė ir užstūmė be vargo ant padėklo. Pirmadienį apie 3 val. Dienos Klaipėdos rajone Drevernos miestelėje Smėlio ir Žemaičių gatvių sankryžoje buvo nesuvaldytas automobilis BMW ir jis įskriejęs per velinę tvorą į 82 metų Dreverniškio sklypą atsimušė į Vyšnaitę. Tai čia pas jūs dažnai šiaip užvažiuoja visokie? Čia mūsų posūkis toks. Aha. Randu sudaužė vieną kartą. Tada sukniuoju, ne. Tai ką daryt? Gal akmenį čia reiktų pasistatyti, ką? Įsikast akmenį, kaip galvoja? Ar ne? Galvot, bet sveikatos būdami. Nu tai kas, 82 metų dėdas ponas padarys. Nes nu čia taip ir kitą kartą taip ir savo kieme gali žūti. Toks gyvenimas ant to posūkio. Ką? Nelegi važiuoja iš žmonės. Važiuoja ir pravažiuoja. Nu, kita čia vietas, galgi nėra jau prasisukti. Kai girti važiavo, kai girti važiuoja, tai ir važiuoja. O tas pabėgo vairuotojas, a ne? A vairuotojas pabėgo? Vairuotojas pabėgo? Nu, nėra. Nėra vairuotojo. Po avarijos BMW vairuotojas pabandė iš kiemo išvažiuoti atbulas taip, kaip atvažiavo, tačiau mašina įstrigo tvoroje. Netrukus įvykio vietoje pradėjo rinktis dreverniškiai bei aptarinėti šią žvejų kaimelio naujieną. Tad pasinaudojęs sumaištimi automobilio savininkas ir vairuotojas Gintaras dingo. Kaip atvažiavo, taip ir movė. Ir ką jie po to daro tie išlipę žmonės? Tas išlipo, čia šaukiu kaimynų, kad jau staigiai liktis plaukant. Aha. Man išėjau jau čia jau viskas, o tas pradėjo jau, kaip reikia sakyti, nu, tas žmogus, kur už vairų sėdėjo, tas Gintaras. Aha. Gintaras. Čia mėgino tartis, bet jau niekas neišėjo ir jis išėjo laukant, pabėgo paskiau. Supratau, kas numerius nuėmė nuo priekio? Kaip suprasti, turi būti. Numeriai nuimesti jau yra ant galinės sėdynės, bet tai čia nieko tokio, aišku. Čia... Ne, tai pasižiūrėjo čia tuos ir iškart pasižiūrėjo ir viskas. Bet aš nemačiau, paskui išėjo ir išvirto, kaip sakyti. Ir jisai nuėjo link parduotuvės? Jo. Kai įvykio vietoje atsirado policija, apie tvorą ir BMW slampinėjo tik 2 keleiviai. Vairuotojo tėvui Alfredui nustatytas lygiai 1 promilės girtumas. Antrasis keleivis Zigmas taip pat buvo lengvai pakalęs. Jam nustatytas 1,11 promilės girtumas. Tėvas bandė šmaikštauti dėl avarijos. Labas. Į kokią čia istoriją pakliuvo? Aš nežinau, manim pavyzdžiui. Pavežė jūs? Taip. Ir iki tvoros pavežė, taip? Iki čia. Nu. Iki tvoros. O kas toks pavežė? Jūs nepažįstat? Ne. Šiaip pas nepažįstamą sėdo tą asmenį, taip? Taip, o ne, pas rampą kėlė, o ne mane. Eikit, pasakojat istoriją. Tai jūs žinot, ne jau, ne čia visigi pažįstami esate. Tada kam jūs klausot jau, kad jis pažįst? Ne, tai aš klausiu, ar žinote tą žmogų? Ai, žinau, aš žinau. Žinot? Taip. Supratau. Neišduosit? Tai ką, jūs žinot. Nu ką, aš gal išduoti, ne jau žinot. A kodėl jūs su girtu važiavot? Šiaip su klausimas. Nebuvo girtas. Nebuvo? Ne. Jisai nebuvo girtas? Ne. O ko pabėgo? BMW trijulė gyvenanti netolimoje Svencelėje, nusprendusi, kad reikia išgerti dar, važiavo į Drevernos parduotuvę, tačiau paskutinis posūkis pasirodė sunkiai įveikiamas.
Prieš porą metų į šio namo verandą atsimušė Girto Klaipėdos rajono policijos pareigūno vairuojamas automobilis, jis jau nebe policininkas. Kitos avarijos veikėjai naktį išvartę tvoras spėjo pasišalinti. Po tokių nuotykių senolio namą vaikai apdraudė. Na, o šio įvykio kaltininkas yra ieškomas. Viena aišku, kad BMW vairuotojas dirbęs pas stambų vietinį ūkininką penktadienį gavo algą, avarijos dieną atsiprašė iš darbo dėl neva BMW remonto. O dabar nei tam BMW reikalingas remontas, nei darbdaviui vairuotojas be vairuotojo pažymėjimo. Kovo 11 dieną važiuojame į avarijos vietą Jūrininkų prospekte. Tik staiga, ko tie žmonės bėga priešais. Kas yra? Aha, policija vejasi bėglį, motociklininką. Apie jį bėgantį nuo policijos mes dar papasakosime toliau laidoje. O dabar grįžkime prie savo reikalų. Kuo mes čia atvažiavome? Mes atvažiavome į keistą avariją, kai krovininis mikroautobusas užvažiavo ant kanalizacijos dangčio ir tas pakilęs suniokojo mašinos galinį tiltą. Nieko nesupratom. Smūgis, važiuojam tiesiai, paskui staigiai sumetė mašiną, apsisukom antrai ir dangtis iš po mašinos išlėkė. Tiltas sudaužytas. Nieko savo, nieko savo. Jūs važiavote Jūrininkų prospektu? Taip, antrąją juostą važiavom. Antrąją juostą. Priekinis ratas pravažiavo, paskui iš galo pakėlom smūgį. Iš paskos pas mus lengvoji čiut neįvažiavo. Supratau. Į tą. Laiku spėjom sustabdyti ir uždengti. Vienas buvot mašinai? Vienas. Vienas. Aišku, policija perspės kanalizacininkus, kad jie savo dangčius apžiūrėti, ko tie staiga nei iš šio, nei iš to kilnotis pradėjo. O mes vis dėlto pasidomėkime kvailo baikerio likimu. Taigi, kovo 11 dieną Klaipėdos gatvėse vyko labai dramatiškos šio motociklo Yamaha gaudynės. Iš karto pasakysime. 31 metų klaipėdietis miesto gatvėse kėlęs šiurpą ir pavojų, kitų ir savo gyvybei buvo blaivus, bėgimą nuo policijos priežastį paaiškinsime siužeto pabaigoje. O dabar apie viską nuo pradžių. Juolab turime filmuotą medžiagą iš GoPro kameros, kuri buvo pritvirtinta prie bėglio motociklo. Taigi, pradedame. Minijos gatvėje baikeris pasivė kelių policijos automobilį ir pralenkė jį važiuodamas pirmą eismo juostą. It specialiai norėdamas perzinti policiją, nes ant motociklo nėra valstybinių numerių. Policijos pareigūnai įjungia garsinius signalus ir švyturėlius, pradeda vytis motociklininką. Minijos gatvėje, toje vietoje, kur leidžiamas greitis 40 km/h, motociklininkas aiškiai viršydamas greitį, belenkdamas mašinų koloną išvažiuoja į priešingą eismo pusę. Minijos ir Naikupės gatvių sankryžą kerta degant raudonam šviesoforo signalui. Tolinijos ir Kalnupės gatvių sankryžą kerta mirksint geltonam raudonam šviesoforo signalui. Minijos ir Statybininkų gatvių sankryža vėl atsiduria degant raudonam šviesoforo signalui. Čia vos nesusiduria su BMW 6X, prasuka pro vilkiko priekį, stebuklingai išsisukęs nuo avarijos Minijos gatvėje atsiplėšė nuo persekiojusių policijos automobilių. Minijos ir Jūrininkų sankryža kerta mirksint geltonam raudonam šviesoforo signalui. Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžoje motociklas pasirodo degant geltonam šviesoforo signalui. Jūrininkų prospekte pravažiuoja pro eismo įvykį priešingoje eismo pusėje. Jis dar čia sugrįž, o dabar sukdamas Šilutės plente baikeris išvažiuoja prieš eismą, vienpusio eismo juostoje. Čia vos nesusiduria su lengvąja mašina, toliau motociklistas įvažiuoja į garažų masyvą, pravažiuoja savo garažą, gal net ketino atsirakinti garažo duris ir pratūnoti gaudines. Tačiau garažų masyve pasirodo policijos patruliai ir gaudynės tęsiasi. Grįžęs į Jūrininkų prospektą jis skuodžia toliau. Čia baikerį bandyta sulaikyti plikomis rankomis. Tai bandė padaryti policijos pareigūnai dirbę eismo įvykio vietoje. Apie tai matėte siužetą prieš tai. Tačiau baikeris išsisuko ir nuo jų, vos nepartrenkęs dviejų pareigūnų. Taikos prospekte prie prekybos centro jaunuolis vėl išvažiavo prieš eismą. Netrukus atsidūrė toje pačioje sankryžoje, kurie gaudynių pradžioje vos nesusidūrė su vilkiku ir 6X. Ir vėl chamizmas kelyje. Išvažiuota prieš eismą. Sankryža praskrita degant raudonam šviesoforo signalui. Kitos dvi sankryžos taip pat įvyktos degant raudonam šviesoforo signalui. Minijos ir Aglonos gatvių sankryža vos neįvyksta tragedija. Per pėsčiųjų perėją ėjo du pėstieji. Vyriškis spėjo pastumti moterį į priekį, o pats atšokti atgal. Tad baikeris praskrido tarp žmonių. Beje, čia motociklas pradėjo byrėti. Nukrito priekinė lempa. Pasukus į Rūtų gatvę, motociklas pradeda dusti, nes ant Minijos gatvės greičio slopintuvų lūžus galinio rato amortizatoriui padanga pradėjo kaisti į motociklo rėmą. Kirtus Taikos prospektą, Paryžiaus komunos gatvėje, motociklas Yamaha FJ 1200, pagamintas 1987 metais, apsipila dūmais ir baigė savo kelionę ant šono. Sulaikytas baikeris Igoris savo bėgimą paaiškino nenoriu mokėti baudą už nepriregistruotą motociklą. Priminsime, kad bauda yra nuo 100 iki 150 litų. O jis jo ir niekada nepriregistruos, nes rėmas suvirintas iš kelių, o identifikacijos numeris įvirintas netgi kreivai. Dabar vien už nepaklusimą teisėtiem policijos pareigūnų reikalavimams sustoti jo laukia 3–4 tūkstančių litų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą, kurį beje jis turėjo 3 ar 5 metams.
Na, štai tokia sveikų protų nesuvokiama istorija. Teisėjui priimant sprendimą, ko gero nereikės matyti šios kelionės herojaus. Jam užteks pamatyti šią savižudišką vaizdo medžiagą. Galės berniukas kokius 5 metus garaže toliau motociklus konstruoti ir stumdyti mašinėlės po garažų teritoriją, nors ir ten reikalingas vairuotojo pažymėjimas. Čia Gargždai. Dešinėje pusėje autobusų stotis, kairėje parduotuvės, o dešinėje ekrano pusėje dar Toyota, bandanti įveikti sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Ši sankryža filmuojama policijos viešojo saugumo kamerų, tad kaltininkas būtų nustatytas iš karto. Tik neaišku, kur reikia žiūrėti, kad šviesoforinėje sankryžoje pradėtum painiotis spalvose. Klaipėda. Senvario žiedas. Na, gudrus mažojo Volkswageno vairuotojas. Iš tos juostos galima sukti tik link Volkswageno dirbtuvių, o ne žiedu važiuoti, nes kitą kartą žiedę gausi šoną ir dirbtuvėse nebus ką veikti, tik sąvartinė. Klaipėda. Kadangi naktis, padėsime identifikuoti šią vietą. Čia Šilutės plentas. Pravažiavus Statybininkų prospektą, sekanti sankryža yra su Vingio gatve. Na, čia Veltikas ir dar krintant drėgmei labai drąsiai pasuko kairėn. Tai gerai, kad tik viena galva, o jeigu būtų tentame puspriekabė, tai ką? Ir kitai būtų sukęs anas. Įdomi čia vieno ką? Vėl naktis Klaipėdoje, Žardė žiedas. Natas 3 eismo juostoje įkliuvo. Jam reikės toliau važiuoti Taikos prospektu, bet kad 3 juostoje buvo užspaustas kolegų. Po to kažkaip vargais negalais draudžiamoje vietoje išvažiavo iš to žiedo, kuriem reikia. Nieko nėra kokčiau, kai priekyje važiuojantis subjektas persirikioja prieš tavo nosį ir kerta per stabdžių pedalą, nenorėdamas ant greičio slopinimo kalnelio savo paslėpsnių padžiauti. Jis nieko blogo nepadarė, jis tiesiog pasielgė, lyg būtų vienas kelyje. Taikos prospekte ilgasis miesto keleivinis autobusas netilpo iš šviesoforo žalios spalvos ciklą, negana to, iš paskos su juodos spalvos visureigiu dar blondinė parvarė. Na, kur tiesa, kam nepasitaiko? Ir baigim varyti ant Lietuvos vairuotojų. Parvažiavę emigrantai čia šaiposi iš mūsų. Va, Reido draugo atsiustoje filmuotoje medžiagoje mes matome, kai vairuoja ten pačius Anglijoje, irgi varo per raudoną, nebuojant nieko. Kas jam šovė į galą, o gal tai neprognozuojamas lietuvis buvo prie vairo? Pavasaris atėjo netikėtai ir merginams susisuko galvos. Klaipėda, važiuojant link Tauralokio sankryžos, štai gobtuve ar savo meilės reikaluose paskendusi mergina sustojo viduryje gatvės, įdant žinutę perskaitytų. Ar ką? Na, pavasaris galvoje ir tiek. Vilnius, Sėlių ir Narbuto gatvių sankryža ir juodos spalvos visureigis neteisus, negalima čia sukti į kairę. Netgi vienodi skaičiai valstybinėme BMW numeryje nesuteikia tokių privilegijų. Rubriką filmuoja Reido reporteriai pradėjome Gargžduose, tai siužetu iš Gargždų ją ir pabaigsime. Stovi Mercedesas priekyje, neprastas, nes turi kablį gale. Rietavo turguje aplink tokį iš karto prisirinktų žemaičių, bet turbūt nepirktų niekas, posūkių nėra, jų nėra. Ir netgi sukant link Gargždų policijos posūkio neparodė. Ir tai dar ne viskas, netgi lenkdamas kitą mašiną, Merso vairuotojas posūkio neparodo, 3 kart neparodė, po 100 litų už kartą, jau 300 litų, o jeigu po 300 litų už kartą, tai beveik 1000 litų. Tokia mašina su kabliu gale, o posūkių nėra. Niekas jos nepirks. Niekas. Čiau. Tai buvo viskas. Nu, mes pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 val. Vakaro, o Facebook'e mes rengiame aibę konkursų. Apsilankykite ir ten. Būkite aplankyti. Sudie.